Sveiki, šiandieną parodysiu, kaip pasigaminti traškią jautieną saldžiarūgščiam padaže. Mums reikės 2 kiaušinių, skiltelės česnako, šiek tiek jautienos, miltų, krakmolo, cukraus ir kokio nors saldžiarūgščio padažo. Tiks Azija, bet aš dažniausiai naudoju Safe Plus. Dar reikės sojos padažo ir alyvų aliejaus. Pirmiausia, mums reikės skiltelėmis supjaustyti jautieną. Prieš padarant jautieną traškę, ją reikia šiek tiek apkepti. Štai kaip atrodo šiek tiek apkepti jautienos padažai. Dabar jos dėsime į lėkštę ir padarysime traškius. Kad jautiena būtų traški, ją reikia apvolioti miltų, krakmolo bei cukraus. Įdedam kelis šaukštus miltų, didesnę dalį krakmolo. Ir šiek tiek cukraus. Viską išmaišome. Dabar reikia išplakti 2 kiaušinius. Dabar paimu po vieną jautienos gabaliuką, apvoliuot kiaušinėje. Paskui miltuose su krakmolu ir cukrumi, dar kartą kiaušinį ir dar kartą. Taip padarius kiekvienam gabaliukui, jas galima dėti atskirai ir paskui merkti į karštą aliejų. Taip jautiena bus traški. Jautieną reikia dėti į gerai įkaitusį aliejų. Štai kaip gražiai turėtų atrodyti jautiena su traškia plutele. Dabar susmulkinsime česnaką ir dėsime į keptuvę. Paskui įdėsime traškę jautieną ir užpilsime įvairiais padažais. Taip jie įgaus nuostabų skonį. Taip pat, kad paįvairintume skonį, galime šiek tiek įdėti smulkintos imbiero šaknies. Dabar, kai imbieras su česnaku šiek tiek apkepė, galime dėti su traškia jautiena. Dažniausiai aš pradedu nuo sojos padažo. Įpilsime saldžiarūgštį padažą. Ir truputį aitriojo padažo. Žinoma, galime dėti įvairiausių kitų padažų, kiekvienam pagal savo skonį. Jeigu norite, kad jautiena būtų šiek tiek saldesnė, galime įberti žiupsnelį cukraus.
Skonio pavairinimui galima įspausti šlakelį citrinos sulčių. Štai prašau, jūsų saldžiarūgštė jautiena pagaminta. Skanaus.